pavyzdžiui, šitas Skaitecho kompas, va čia mano tipo kompas beveik, jis labai geras kompas už kainą. Aš net sunkiai surinkčiau geresnį kompą dalimis. Čia labai geras procesas, labai gera vaizduški, yra SSD. Aišku, staupyta ant maidblokio, staupyta ant korpuso, bet korpusas net tas pats. Aš šitą korpusą beveik visose savo buldose naudodavau. Tipo, jie jau, kadangi mes pradėjom su Skaitecho ar ką, nu, tai jie jau visai net filina ir žino, ką aš darau. Jau net reklama tapo, kad pirmoje vietoje FPS, o tada kaina. Tipo, čia same shit, ką aš sakydavau iš metų į metus. Tipo, sakau, tai... Bent jau Skaitechas tikrai paprogresavo buldose, nežinau kaip kitos parduotuvės, bet vat... Skaitechas atrodo klausė ir žinojo, tipo, bet aš nesakau, kad čia visiškai lygu, ką tu gali susirinkti, bet, suprant, aš jau pasakojau tą dalyką Facebook'e, vat užvakar, kad, tipo, per Facebook'o streamą pasakojau, kad, tipo, aš nutraukiau daryti rekomendacijas buldų, nu, ne tik dėl to, kad aš tingiu biškį, bet ir dėl to, kad kai aš pradėjau visiems reklamuoti patiems darytis kompus ir jūs pradėjote tai daryti, nu, tipo, kas mane žiūrėjo, aš po to gaudavau atitinkamą, tipo, kiek aš rekomenduoju kompus, įsivaizduoju, tipo, kyla mano pasiūlymai ir iš paskos kyla, kiek nusiskundimo aš gaunu, kad kažkas nepaėjo arba tu kaltas peksai, kad aš blogas surinkau ar kažkas neveikia. Tai tiesiog, aš rekomenduoju kompus, man sekančią dieną 20 žinučių, oi blėt, aš ne taip surinkau, oi blėt, aš ne ten tą padariau, oi blėt, na ir lalala. Ir aš toks, nu nafik, jeigu aš toliau rinksiu kompus, aš toliau gausiu spamą ir man toliau bus ta visa atsakomybė, bibidėjau. Tipo, aš galiu geriau patart, kažką tikrai plius minus gero. Kas norit rinktis kompus ar darytis kažką, tai darykit savo vardu, tipo, o kad aš ten jums patariu, tai nežinau, tipo, per didelis spaudimas man jau pastaruoju metu tapo. Ypač kai aš dar kasdien streamindavau, tai aš tiesiog nusprendžiau, fuck that shit, jeigu aš noriu savo sveiką protą išlaikyti. Dabar aš galėčiau grįžti, bet vėlgi, klausimas ar to reikia, irgi sakau, labai, mes dirbam su Skaitecho, aš turiu, vat, net rėmėjus, partnerius, tai man irgi yra naudos iš to. Anyways.